Taip, ir čia stebime. Startą ir Agnius Narbutas įsiveržė į priekį, Kristupas Šablinskas jam įkandin. Taip, Agnius Narbutas, Kristupas Šablinskas ir Kairo Kala. Čia jau kova tarp Kristupo Šablinsko ir Agniaus. Pažiūrėsime, ar čia lygiant prie tokių kas pirmasis įvažiuos į šį posūkį. Kristupas Šablinskas, Kairo Kalas, Agnius Narbutas trečioje. Kur buvo, kur nebuvo, atėjo pirmas Baltijos žiedinių lenktynių čempionato etapas ir mano pasiruošimas vėl buvo nedokumentuotas ir aš pirmą video šių metų darau tiesiai iš lenktynių trasos. Taip pat, ką tai reiškia, kad aš šiemet neturėjau jokių testų ir šiemet yra lenktynių diena, tiksliau ne lenktynių diena, kvalifikacijos diena šeštadienis ir prasidės treniruotės ir mano patys pirmi testai yra varžybos. Tai ar tai yra gerai, paliksiu nuspręsti jum. Bet važiuojam. Kaip matot, šiemet automobilis yra pakankamai atsinaujinęs. Daugiausia skirtumą daro tai, kad jūs matot jį be apklijavimo. Tai yra dėl to, kad jis buvo pilnai perdažytas. Originalūs dažai visi luposi jau su laku ir buvo rožiniai dėl Hondos žinomos ligos nublukt. Iš Milano Red pasidaro Milano Pink. Ir taip pat matot gražesnė modifikacija, kuri turėtų būti funkcionali, tai yra aerodinamika. Tai priekyje turim vadinamą splitterį, ant kurio galima atsistoti. Iš esmės, tai yra kaip apverstas lėktuvo sparnas, skirtas automobilio priekį spausti arčiau žemės, kad mažiau priekis lystų. O tempimo kilpai taip pat iš Code 5 Parts pagamino tokią tempimo kilpą, 10 mm aliuminis. Žinokit, ant jos irgi galima atsistoti. Lipą sulaužiau, aišku, išvažiuojant iš garažo, bet čia yra naujas taip pat, lipas Airwalkerio. Aišku, nelabai tai rūpi žmonėm, kurie iš lenktynių pasaulio, bet Airwalkerio lipas yra labai kietai. Ir galas irgi yra gražesnis. Tai čia bendrai yra Tegiva spoileris ir nupjautas bumperis, nes taip atrodo kiečiau, ir techniškai mažiau pasipriešinimo, bet to paskaičiuoti negalėjau kažkaip. O spoileris yra atsverti priekio visą tą modifikaciją, jeigu per daug prispaus. Aišku, jam dar reikia daryti laikiklius, galvoju, čionais, bet šiam kartui sueis. Jeigu, pavyzdžiui, priekis per daug prispaus ir galas nešios, tai galima bus aštrinti kampą per čia. O salone šiaip nieks nesikeitė. Nupjoviau panelę ties čia, nes man nepatiko, kaip atrodo originaliai. Ir šiek tiek paprašiau prieiti. Taip pat yra naujas Hondata kompiuteris atnaujintas. Šiam kartui tai yra visiškai vardan nieko, bet aš jį pirkau dėl CAN jungčių. O CAN jungtys ateičiai bus datalogeriui ir visiems vairuotojo tobulinimo įtaisam. Ir kadangi tokiu testiniu režimu važiuojam, tai aš net ir varžybom esu paėmęs šiek tiek naudotas padangas. Man buvo Rygoj vienas sprogus, tai aš susiradau vieną naudotą pagaminti vėl komplektą. Ir taip pat turiu lietaus padangas, nes didelis šansas, kad sekmadienį bus lietus. Didesnis šansas nei kad ne. Vienintelė bėda su šitom padangom yra, kad jos yra išpjaustytos pagal mane, o šiais metais išleido biuletenį, kad reikia išpjaustyti tam tikrų būdų. Tai jeigu, pavyzdžiui, per šiandienos susirinkimą pasakys, kad negalima savo pjaustytų padangų jokiais būdais, turėsim važiuoti su slikais per lietų, ko aš nelabai laukiu. Bet visos tos bėdos rytoj. Šiandien treniruotės ir kvalifikacija. Tai aš kibsiu tiesiog į darbus. Pirmas treniruotės jau už 15 minučių.
Pomp. Reiks pjaut naują splitterį. Mano gražus, sakant, kampas nušlifuotas, visas sugadintas. Tai dabar reikės iš teipo ir dalykų biškį jį pataisyti. Mašinas suka tikrai geriau negu anksčiau sukdavo. Tai kažkiek aš manau splitteris darbuojasi. Bandysim dar galinį sparną šiek tiek užlaužti, nes jinai man truputėlį per daug nervinga. Ir pametėm suvedimą po mano išvažiavimo į bulves. Tai važiuojam toliau, testuojam. Laikas geras, minutė 18. Beveik 2 sekundėm greičiau negu aš važiavęs, bet aš važiavau ant senesnės trasos. Pagaliau atvažiavom visas treniruotės. Viena iš sesijų buvo raudona vėliava, bet šiaip bendrai mes prasukom virš 40 ratų. Tai iš esmės viskuo esu patenkintas. Personal bestas dabar padarytas minutė 17:08. Ir kai lyderiai kažką irgi apie 17 važiuoja, būsiu, bent jau galiu figūruoti aukščiau negu mąsčiau, kad galiu. Tai iš esmės dabaigėm padangas iki galo. Turim truputėlį damidžo, tai va, kai išskridau iš trasos, pats splitteris yra aplaužytas ir splitterio vienas laikiklis yra sulenktas, bet apart to daugiau jokių problemų nėra. Pilam kurą, keičiam padangas ir ruošiamės kvalifikacijai.
Pokvalos Park Ferme, 3 klasiai. Visi jau išvažiuoja, tai grįžtam atgal į Padaką. Petukauskas. Vienas motoras išimtas, bekalantis. Kitą motorą ruošia. Kodėl jis suskilėm į sirbimo kolektorių, aš nežinau. Nėra idealus variantas. Skeveldras nuvarė į lizdus. Dar vienas naujas personal bestas, 17.6 ir 3 klasiai. Tai galbūt yra kažkokia podiumo galimybė, nežinau, bet 3 klasiai džiugina, personal bestas džiugina, tai šiandienai realiai tiek, baigėsi visos kvalifikacijos ir baiginėsi šiandien diena. Tai grįšim atgal, pasianalizuosim onboardus ir rytoj laukia 2 reisai. Tai iki ryt. Tai toks sekmadienio rytas pas mus. Lietaus dėjo normaliai ir mūsų pirmas reisas ir tikriausiai, kad gal visa diena bus wet reisai. Tai vien lietus, vien šlapios sąlygos ir šiek tiek ant to naujo asfalto dar nėra pilnai apsipratęs, bet jis pakankamai geras ir prognozuojamas. Tai tikiuosi gero reiso. Pagaliau naudoju savo naujus išpjaustytus nankangus. Turėtų padėti su vandens išstumimu, nei kad paprasti nankangai, kurie jaučiasi labai sketchy ant lietaus. Tai va, lenktynė tuoj. Nežinom targetų su slėgiais ką daryti, nes niekad nesam važiavę lietų ir tikrinę slėgio kokius startuot. Tai kažkokius startuosim, kažkokiu baigsim. Tai susitiksim lenktyniai, man atrodo jau, nes pasiruošimas vyksta. Čia atvažiuoja Kristupas Šablinskas, taip pat labai dėkingas jam pirmas lenktynių startas. Jisai yra 3 pozicijoje bendroje įskaitoje ir BTC 2 klasėje.
Ir tai yra finišas. Tai yra finišas ir Kairo Kalas finišuoja pirmasis. Agnius Narbutas antrasis ir Kristupas Šablinskas trečiasis. Tadas Petukauskas ketvirtas, pakyla iš 5 pozicijos į 4. Race 1 finish, viskas šiaip sekėsi gerai ir sakyčiau taip kaip suplanuota. Tai yra, kad norėjau saugiai suvažiuoti ir išlaikyti 3 poziciją, tas ir buvo. Vidinė ambicija dar norėtų būt pavyjęs varžovus, bet jie porą arba 3 gal net sekundės į ratą ant manęs vežė, tai yra kaip yra, bet 3 mane labai tenkina, ypač atsiminkim, kad čia yra testinis man etapas. Tai pačioj pradžioj buvo sunkiausia tiesiog tą režimą persijungti ir tiesiog važiuoti ant šlapio, kur pradžioje biškį laiko praradau ir prasileidau ATV eismanį su kitu Civiku, bet po to apsilenkiau ir kai apsilenkiau purslų nėra, pradėjau suprasti, kaip ta trasa veikia, tai po kokių 4-5 ratų jau pradėjau stabiliai ten apie minutę 40, minutę 40, kol varžovai ten apie 308-307 važiavo. Tai šiaip laimingas, nes tikrai žinau, kur tas rezervas ir tiesiog reikėjo biškį drąsos ir daugiau patirties tokiose situacijose. Tai, Šiaip oro prognozės rašo, kad jau džius, bet dėl viso ko išsitepėm su nano danga dar stiklą, kad galbūt pagerins reikalus. Dėl viso ko. Šiaip neturėtų lyti, tai tiesiog dabar džiovina mašiną ir antras reisas po 3 valandų. Džiūna padakas, taip pat ir trasa džiūna, todėl mes užsidėjom atgal sausas padangas ir už 20 minučių jau antras reisas. Tai tikslas išlaikyti 3 poziciją. Ramiai, šitą tikrai nesai. Dar kartelį visų mūsų dėmesiui. Pirmoje vietoje Kairo Kalas, Agnius Narbutas jam įkandin, Kristupas Šabliskas iš 3 pozicijos, Tadas Petukauskas iš 4. Estas turės labai stipriai dirbti, kad atsilaikytų prieš šias pavardės. Narbutas, Šablinskas, Petukauskas. Prašau, 27 startinis numeris. Čia už trasos ribų. Štai taip, leidė Jakuma. Ir tas Linko Voštovas. Taip, ir čia stebime dar kartelį visų lenktynininkų startą ir Agnius Narbutas įsiveržė į priekį, Kristupas Šablinskas jam įkandin, palikdamas Kairo Kalą 3 pozicijoje. Pažiūrėsime, ar po pirmojo posūkio pavyks išlaikyti šias pozicijas.
Čia jau kova tarp Kristupo Šablinsko ir Agniaus. Ir pažiūrėsime, ar ties tuo nenugalės tik tai Kairo Kalas, nes kur 2 pešas, 3 laimi. Kristupas Šablinskas, Kairo Kalas, Agnius Narbutas 3. Na, Kristupas Šablinskas nesužibėjęs pirmuoju įskaitiniu važiavimu. Dabar demonstruoja tikrai neblogą pasirodymą antruoju įskaitiniu važiavimu ir kol kas yra pirmoje pozicijoje. Lyg ir pasidarė namų darbus iš pirmojo savo važiavimo, turintis analogišką kelio dangą. Dabar tvarkosi tikrai neprastai. Galėjau patikėti, gal šioje kovoje dalyvaus Agnius Narbutas, tačiau jo nėra. Yra Kristupas Šablinskas ir čionai lietuviai prieš estus. Kristupas Šablinskas nenori praleisti, lenda Kairo Kalas į vidinę trasos dalį. Nenori rizikuoti.
Kairo Kalas per vidinę trasos dalį. Kristupas užleidžia ir praleidžia. Kairo Kalas, lyderis. Kristupas Šablinskas jam iš paskos, atsilikimas tarp jų. Sekundė. Kairo Kalas tiesiog tirpdo tą laiką, didina tą laiką iki 1,5 sekundės. Ir Kristupas Šablinskas, kažkokie techniniai nesklandumai. Kristupui Šablinskui jisai prie Ąžuolo labai prilėtėja, o prie Ąžuolo ir pasitinka 27 startinį numerį dar kartą už trasos ribų. Dar kartą 27 startinis numeris už trasos ribų ir čia prie Ąžuolo jis jau. Ir panašu, kad galbūt Kristupas Šablinskas viskas jam gerai, tiesiog taip pat du sportininkai, kurie kovoja dėl tų aukštesnių pozicijų, o čia labai gražus tandemas tarp Kristupo Šablinsko ir Kairo Kalas. Dėkoja viens kitam už šį lenktynių pasirodymą. What's your race? Oh, I think that he is not so, okay. Motherfucking antra vieta. Ir ne tik antra vieta tose lenktynėse, bet kadangi mes su Agnium turim vienodą kiekį vienodų vietų, antras, trečias, tai pagal paskutinį reisą sprendžia ir aš antras varžybose klasėje BTC2. Nesitikėtas visiškai rezultatas. Aš atvažiavau į testus, aš atvažiavau prasitestuoti va šitas fanieros gabalus visokius ir aliuminio gabalus, kuriuos nusipirkau už interneto. Ir viskas tiesiog suveikė. Kairo visą laiką sėdėjo man ant šiknos ir tikrai nenorėjo paleisti, jis yra greitesnis šitose sąlygose. Mes visi važiavom su lietaus padangu, mes visi planavom turėti sausą lenktynę. Ir jis vijosi, apsilenkė, labai ten arti viskas buvo, aš noriu pats pažiūrėti dar. Ir po to kaip ir bėgo, kaip ir laikiausi su juo, bet tada buvo dvigubas geltonas. Per dvigubas geltonas atrodė, kad jis biškį pasidarė savo pranašumą, nors ten yra 60 km/h zona, bet bandydamas visiškai, kad jo nepaleista, aš irgi truputėlį, man atrodo, galimai viršijau, čia yra neprisipažinimas. Jo, tai va. Yeah. So, next driver in this category, Kristupas Šablinskas, sorry.
Antra vieta BTC2. Ir šį kartą gavom ne lenkiškų pigių taurių. Nu, tiksliau, nes ten Lenkai organizavo, kai Lenkijoje laimėjom 3 vietą, dabar gavom visai unikalią taurę šitą, iš pagal svorį plieno. Tai va, pasikrovėm viską, važiuojam atgal ir esu neįtikėtinai patenkintas šitų rezultatų. Prenumeruokit kanalą Kristupo. Yeah.